Sveiki, dabar aš jums parodysiu, kaip reikia taisyklingai pasidažyti akis, jeigu nešiojate akinius. Problema nešiojant akinius yra ta, kad akis optiškai sumažėja, todėl jeigu jūs darot makiažą taip kaip visą laiką įprastai, užsidėjus akinius, jos tiesiog per stiklus gali atrodyti kiek pamažėjusios. Todėl aš jums noriu parodyti, kaip ir ant kiek smarkiau mes galime jas ryškinti. Akies linkį aš išdažau sodria ruda spalva, o judančią akies dalį padengiu šiek tiek šviesesnė negu odos spalva. Rudą šešėlį mes galim tepti kiek drąsiau, ryškiau. Jeigu esat tamsiaplaukę arba jūsų akinių rėmeliai yra tamsus, galima į akių kraštus vos įdėti juodos spalvos. Apatinį voką aš irgi padažau kiek sodriau neįprastai ruda spalva ir į išorinius kampučius dėsim šiek tiek juodos. Jeigu norite pasidaryti vakarinį makiažą, įmanomi yra keli variantai. Pavyzdžiui, galima judančią voko dalį kiek įmanoma padažyti šviesiau, o akį išformuoti naudojant akių pieštuką arba skystą pravedimą. Juodu pieštuku aš paryškinu patį akies kraštą. Ir šiek tiek paaiškinam ir apatinį voką. Manau, kad galima teigti, jog tinkamai atliktas makiažas žmogui, kada jis nešioja akinius, tai yra beveik tas pats, kas ir netoks ryškus vakarinis makiažas. Labai svarbu išryškinti judančią voko dalį, kurią aš, kaip minėjau, kiek šviesiau padažiau. Ir išformuoti voką virš linkio, kad akis optiškai atrodytų didesnė. Kodėl dabar, turbūt pažiūrėjus, jums atrodo, kad akis padažytos per ryškiai. Mes tą dabar iš karto išmėginsim, užsidedam akinius. Taigi, merginos, net jeigu jūs ir nešiojate akinius, nebijokite, kad ir dieną pasidažyti šiek tiek ryškiau. Atrodysit nepriekaištingai.